Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Mėlyje, štai Trejybės vardu palaiminti mes įžengėme į paslapties šventimą. Dievas pasilenkia prie žmogaus, dangus prie žemės. Dievo dvasia veržiasi į mūsų gyvenimus, kad galėtų perkeisti pasaulį. Ir mes esame pakviesti įsitraukti į šitą perkeitimo procesą. Ir per šventąsias mišias mes apdovanojami esame, įgalinami. Dievas pakrauna mūsų galias, pakrauna mūsų elementus, kad galėtumėm išties būti jo vaikai, dalyvauti jo misijoje. Tegul Viešpats per šias šventąsias mišias kiekvieną iš mūsų ypatingų būdų ir paguodžia, ir sustiprina, ir pradžiugina. Įvairiomis intencijomis mes meldžiamės. Štai paprašyta melstis už parapijiečius ir ypatingai už Antaną Balčytį ir Eriką Bruzgą. Prisiminkime ir visus kitus mums rūpimus asmenis, reikalus. Meldžiamės už lietuvius įvairiose pasaulio kraštuose įsiblaškiusius. Rytoj ypatinga maldos diena už juos. Ir meldžiamės už susitaikymą kovojančių mūsų pačių asmenybės sričių, kad viduje mūsų kiekvieno būtų taika, už mūsų šeimose, kad įsivyrautų santarvė, kad tarp skirtingų partijų, grupuočių, religinių grupių. Melskime už pasaulį, melsdami, kad Dievo dvasia, taikos ir meilės dvasia savo tvarką įvestų. Žinodami, kad labai dažnai mes prisidedame prie neteisybės buvimo, mes dažnai praeiname nereaguodami taip, kaip reikia ir prisidedame prie tos abejingumo globalizacijos. Atsiprašome dabar gerąjį Dievą dėl savo nuodėmių, dėkojame, kad Jisai yra greitas atleisti, nepasipiktina, nenusivilia, nenusigręžia ir atveriame savo širdis Dievo gydančiam veikimui. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane, Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Viešpatie pasigailėk mūsų. Viešpatie pasigailėk mūsų. Kriste pasigailėk mūsų. Viešpatie pasigailėk. Melskimės. Dieve įsakęs klausyti tavo mylimojo sūnaus,
prabilk į mūsų sąžines, nuskaidrink dvasios žvilgį, kad galėtume išvysti dangiškąją tavo garbę ir ją džiaugtis. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Skaitinys iš Pradžios knygos. Norėdamas išbandyti Abraomą, Dievas užkalbino: Abraomai, tasai atsiliepė: aš čia. Tada Dievas kalbėjo: paimk savo sūnų, savo vienturtį, kurį tu myli, Izaoką, nuvyk į Morijos žemę ir ten ant kalno, kurį tau parodysiu, jį paaukok kaip deginamąją auką. Atėjus į Dievo nurodytą vietą, Abraomas pastatė aukurą, sukrovė ant jo malkas. Abraomas jau ištiesė ranką ir paėmė peilį sūnui žudyti. Tada iš dangaus jam sušuko viešpaties angelas: Abraomai, Abraomai. Tasai atsiliepė: aš čia. Anas kalbėjo: nekelk prieš berniuką rankos ir nieko neskriausk jo. Dabar aš žinau, kad esi atsidavęs Dievui ir nepagailėjai man savo vienturčio. Pakėlęs akis, Abraomas pamatė, už jo avinas buvo ragais įsipynęs brūzgynę. Nuėjęs ištraukė jį ir vietoj sūnaus paaukojo kaip deginamąją auką. O viešpaties angelas antrą kartą sušuko iš dangaus Abraomui, sakydamas: prisiekiu pačiu savimi, viešpaties žodis, kadangi tu šitaip pasielgei, nepagailėjai man savo vienturčio sūnaus. Tave aš gausiai palaiminsiu ir tavo palikuonis padarysiu skaitlingus kaip dangaus žvaigždės ir kaip jūros pakraščio smiltis. Tavo palikuonis užims savo priešų vartus. Per tavo palikuonis bus palaimintos visos žemės tautos, nes tu paklausei mano balso. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė: vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Ją galite surasti mišiolėlių 654 puslapyje.
Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams. Broliai, jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Jeigu jis nepagailėjo nė savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Kas bekaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina. Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtaria mus? Tai Dievo žodis. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus atskirai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks kalbėjęs žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui: Rabi, gera mums čia būti, pasistatykime 3 palapines, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui.
Jis nesižinojo, ką sakas, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Ir tojau vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš numirusių. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Mylėjai, turbūt čia visi žiūrite filmus ir žinote, kad kai kurie filmai reitinguojami. Yra R, ne, čia Amerikoje filmai restricted, Lietuvoje S suaugusiems. Tai šventame rašte irgi yra tokių dalių, kurios turėtų būti skirtos tik suaugusiems. Ir šiandien mielas Juozas kaip tik vieną iš jų perskaitė, bet nebuvo skelbimo, kad R arba S. Iš tikrųjų, kada skaitai Abraomo istoriją ir kada įsigilini į šitą įvykį, kai Dievas pakvietęs Abraomą iš tos žemės, kuris jis buvo įsitvirtinęs, jį liktai ir viliojo, kad įves į pažadėtą žemę, į Kananą, ir tenai ir palikuonių paskiau daug susilauks. Ir štai, kada senatvėje su Sara jie susilaukia vaikelio, štai ateina balsas: Abraomai, aš čia, keliauk. Ir tada sakom, štai šita vieta, kada klausaisi ir įsigilini, gali labiausiai kompromituoti Dievą. Iš tikrųjų, kas jisai toks, jeigu iš žmogaus reikalauja šitokių dalykų. Apie Abraomą paskiau jau Paulius, jau Jėzaus istoriją gerai žinodamas, sakė, štai jisai Abraomas, jo yra tikėjimo vyras. Jisai yra tas asmuo, iš kurio mes turėtumėm irgi semtis tikėjimo. Ar Abraomas tikėjosi, kad atšauks Dievas šitą savo sumanimą ir nereikės jam aukoti sūnaus ant kalno kaip ėriuko? Ar jisai tikėjo, kad net jeigu paaukos, ar tada dar kito susilauks sūnaus, per kurį palikuonis taps gausus kaip žvaigždės danguje ir smiltis pakrantėje? Ką galvojo Abraomas, mums yra sunku pasakyti. Mes žinome, kad vaikelis Izaokas, ko gero, turbūt buvo apstulbęs. Tai iš tiesų sunkiai suprantama švento rašto vieta. To pasakojimo aplinkybės yra aiškios. Taip, anais laikais buvo religijų, kuriuose buvo priimta aukoti ne vien gyvūnėlius, bet ir žmonės. Kad permaldautų dievus, kad jie duotų derlių, sausrą nutrauktų arba liūtį sustabdytų, marus atšauktų, pergalę galbūt duotų kovoj, aukodavo žmonės. Sakom, po šito įvykio Dievas daugiau niekada tokių balsų nesikreipė į jokį žmogų. Ir mes sakome, kad bet koksai balsas
kuris sakytų, paaukok man kitą žmogų, yra ne iš Dievo, ne Dievo balsas. Yra labai aišku. Mes tokį žmogų, kuris sako, kad aš labai aišku Dievo balsą girdžiu, kuris sako, mes jį surišame ir į psichiatrinę ligoninę vežam. Ir tai būtų mūsų pareiga. Ir mes sakome, kad taip žmogus gali save išeikvoti, savęs nesaugoti, savo sveikatą atiduoti ir net gyvybę atiduoti, bet tai turi jisai padaryti savanoriškai, bet ne kitą kišti ir ne kitą paaukoti, kitą išsunkti, kitą išnaudoti, ar ne? Mes sakome, neturi teisės. Kai klausomės Evangelijos, mes visai kitą nuotaiką dabar išgyvename. Gavėnios laikas, 40 dienų, mes žvelgėme į Jėzaus asmenį, jisai 40 dienų išbuvo dykumoje, nevalgė, turbūt mažai gėrė, buvo vienas tyloje tarp gyvūnijos, augmenijos, su Dievu, kažkaip ypatinga, su tėvu savo santykį įgijo, tam, kad galėtų ištverti savo misijoje. Ir štai šitoje 40 dienų kelionėje, kai mes kviečiami ir įsigilinti į save, į mumise esančius balsus, troškimus, mintis, visas aistras ir jas maždaug suharmonizuoti, įvardinti, kad mes nebūtumėm išblokšti, savo žmogiškumo neprarastumėm. Štai mes atvedami ant kalno, ant Taboro kalno, kur Jėzus persimaino mokinių akivaizdoje, pačių artimiausių savo mokinių akivaizdoje, kurie paskiau atsidurs prie kito alyvų kalno, alyvų sode, ten, kur matys krauju prakaituojantį savo mokytoją. Bet štai čia šita dovana persikeitimo, kur sako, gera būti, pastatykim palapines. Ir Morkus sako, jisai sutrikęs buvo, nes tas vaizdas buvo neįprastas. Mokytojas, kurį jisai pažinojo, iš tiesų buvo dieviškas. Ir jisai bendravo su pagrindiniais Senojo testamento pranašais, Moze ir Eliju. Ir tada tiems mokiniams buvo aišku, kad taip mūsų mokytojas, be abejo, yra Mesijas, be abejo, yra daugiau negu žmogus. Ir jie be abejo buvo apdovanoti, išskirti iš visų kitų, buvo privilegija, malonė duota. Bet kas atsitinka? Jėzus pasako, ei, broleliai, mūsų laukia slėnis, mes leidžiamės žemyn atgal ir niekam nekalbat apie tai, ką matėt. Ir nekalbat apie tai, ką girdėjote, apie tą balsą. Tai yra mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Štai, žvelgdami į šitą pasakojimą, mes suprantame, kad išties Dievui yra labai svarbu, kad santykis žmogaus ir Dievo vyktų per Jėzų. Ir štai tas balsas iš debesies, kuris leidžia suprasti mokiniams, kad net einant žemyn ir žinant, kad paskui bus egzaminuojama jų draugystė su mokytoju, ir tada jie patirs, kad tauta didžiūnų sukurstyta, švento rašto ir kunigų sukurstyta, sakys, šalin jį, nenorim tokio mesijo, ant kryžiaus jį. Ir kada jį pakabins ant kryžiaus, kada tada žemės svyruos po kojomis, kada mokiniai bėgs, ausis suglaudę,
ir sakys, kad tik mūsų nepastebėtų, kad net pažintų, kad esame kažkaip tai artimi su Jėzumi. Štai jie turėjo išgyventi tą praradimą ir sutemas, mirti savo mokytojo. Ir tik tada, kada pamatė jį prisikėlusi, jie tada, suderino, sugretino šitą įvykį ant Taboro su Kalvarijos įvykiais ir vėlesniais įvykiais. Taip, būtent šitas Jėzus yra Dievo sūnus, kuriuo Dievas tėvas gėrisi, didžiuojasi ir sako, klausykite jo žmonės. Jeigu išlaikysite ryšį su juo, gyvensite. Net tada, kada bus juodos sutemos, kada svyruos žemė po kojomis, kada atrodo, kad viskas prapuolė, tada galima vėl atsikelti. Prisikėlimas įmanomas. Ir tai mums yra labai svarbus ženklas. Dievas yra ištikimai mylintis. Dievas neapleido savo sūnaus, kada jisai ėjo nuo kalno į Taborą, kada į kančią ėjo. Ir jisai, tas sūnus, buvo toks ištikimas, vykdydamas teisingumo misiją, atjautos misiją, paguodžiančią misiją. Ta gerąją naujieną, kuris jisai skelbė pasilenkdamas prie nusidėjėlio, atstumtojo, ligonio, raupsuoto, mirštančiojo. Štai mes sakome, šitas Dievas yra ištikimas. Ir su tuo ištikimuoju Dievu santykis patikimiausias yra per Jėzų, nes Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Laikykimės jo. Ir per gavėnią mes esame kviečiami vis labiau pažinti Jėzų, pažinti save, pajusti, kas jungia mus, o kas dar skiria, kas trukdo dar juo labiau pasitikėti ir kartu susidraugauti ir kartu per gyvenimą eiti ir per ligą, ir per kančią, ir per mirtį, į prisikėlimą, į pilnatvę. Amen. Išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį, Jėzų Kristų, vienatinį Dievo sūnų, visus amžius gimusi iš tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į viešpatąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu į vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai ir seserys, kreipkime akis į viešpatį,
Sudėkime savo viltis į Dievą, kuris mus išklausys. Į maldos kreipinius atsiliepkime, meldžiam tave, išklausyk mus. Melskime už mūsų šventąjį tėvą Pranciškų, mūsų vyskupą Blais Kupič, mūsų kleboną Jaunį ir už visus Kristaus tarnus, te atskleidžia jie žmonėms meilę, kurią tėvas juos myli. Meldžiam tave, išklausyk mus. Melskime už valdovus, kuriems dangaus Dievas patiki žemės karalystės. Te tarnauja jie savo tautoms, skleisdami tiesą, teisingumą ir taiką. Meldžiam tave, išklausyk mus. Kad lietuvių šeimos, tautos ateities versmės savo gyvenamajame krašte rūpestingai kurtų krikščioniškus namus pagal Viešpaties širdį, brangintų ir puoselėtų kaip tautinės šventovės, malonės gyventi ir Dievui, ir žmonėms, meldžiame. Meldžiu, išklausyk mus. Kad Dievui pašvestieji broliai ir seserys vienuoliai, švenčiantys jiems skirtuosius metus, savo tarnystėje visiems žmonėms būtų iškalbingais Evangelijos, pranašystės ir vilties pasiuntiniais, ypač tautiečiams Lietuvoje ir visame pasaulyje. Meldžiam tave, išklausyk mus. Te prisimename Dievas mirusius ir visus mūsų mirusiuosius ir te suteikia jiems malonę viešpatauti su Kristumi danguje. Meldžiame tave, išklausyk mus. Ir teveda mus malonė viešpaties nubrėžtų keliu, kad mūsų darbai būtų pripažinti verti Dievo. Meldžiam tave, išklausyk mus. Viešpaties savo ranką saugok tave meldžiančią tautą, nuskaistink ją ir mokyk. Dabar tavo palaikoma jie žengs būsimųjų gerybių link. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Aukojimo giesmė Sukurk man naują širdį. Ją galite surasti lankstinukuose. Jėzau, sukurk manyje nekaltą ir
Stveriu prieš tave, savo meilę pakeisk valia, kad gyrių giesmės skambėtų, karalių tik tau vienam, kad gyrių giesmės skambėtų, karalių tik tau vienam. Jėzau, o Jėzau, sukurk naują širdį man. Jėzau, o Jėzau, sukurk naują širdį man. Melskitės, seserys ir broliai, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima viešpats iš Tavo rankų šią auką, tegu įteikia jam jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Mišių auka Viešpatie tegul mums naikina kaltybės ir pašventina tikinčiųjų kūną ir sielą Velykų šventėms. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi Aukštyn širdis. keliame į viešpatį. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visada ir visur tau dėkoti. Šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jis paskelbęs mokiniams apie jo laukiančią mirtį ant švento kalno jiems leido išvysti savo didingumą, kai įstatymas ir pranašai paliudijo, kad per kančią einama į garbingą prisikėlimą. Todėl mes, drauge su dangaus galybėmis čia žemėje, garbiname tavo didybę nepaliaujamą giesmę. Šventas, šventas, šventas Viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Osana aukštybėse, Osana aukštybėse, Osana aukštybėse, Osana. Tikrai tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome šventosios dvasios galia, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tai tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami
Žinodami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Blaise Kubich, vyskupą emeritą Francis George ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, taip pat visus, kuriuos prisimename šiuose mišiuose, visus mirusius parapijiečius gerdarius, mirusį Antaną Balčytį, mirusį Eriką Bruzgą ir visus, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Tavo malonėje baigusių žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų, globok ir laimink visus čia susirinkusius, taip pat tuos, kuriems viešpatie tavo globa ir pagalba labiausiai reikalinga. Ir leis mums draugė su šventąja Dievo gimdytoja, mergele Marija, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Lydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Pasaulio
Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveis. Kristaus kūnas pasaugo mano širdį. Kristaus kraujas pasaugo mano širdį. Komunijos giesmė Pakilk ir šviesk. Lankstinukų paskutinėme puslapyje. Viešpatie
Parapijos pranešimai. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį sekame Kristaus kryžiaus keliu po 8 valandos ryto šventų mišių. Rytoj po šventų mišių kviečiame visus į cepelinų pietus ir pabendravimą su svečiu prelatu Edmundu Putrimu parapijos salėje. Dainavos ansamblio koncertas vyks kovo 15 dieną 3 val. Po pietų Glen Ellen miestelyje. Bilietus galima įsigyti rytoj po šventų mišių. Taip pat norime priminti, kad kovo 7 naktį reikia pasukti laikrodžio rodyklę 1 valandą pirmyn. Aš manau, mes visi šioje bažnyčioje turim gimtadienį vieną kartą į metus. Tačiau šiandien švenčia gimtadienį, iš tikro vasario 29 dieną, savo gimtadienį švenčia kunigas Gediminas Keršys. Tai sveikinam. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš labai gėriuosi, jo klausykite, skelbia dangaus tėvas. Melskimės. Priėmę garbingus sakramentus, visa širdimi dėkojame tau, Viešpatie, kad mums, dar gyvenantiems žemėje, jau leidi ragauti dangaus gėrybių per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Taigi gera mums čia būti, gera buvo šitas 4 valandų kartu melstis, nesuspindėjo, atrodo, nematėm persikeičiusio veido, bet jūsų žvilgsniai pasikeitę yra ir iš ties mes žinome, kad Dievas didelius darbus palaipsniui daro kiekvieno iš mūsų gyvenime. Būkime tie žmonės, šalia kurių gera kitiems būti, kad ir jie norėtų šalia mūsų palapines statyti. Ir tegul štai šitas pabuvimas padeda keisti pasaulį, tegul Dievas laimina jūs visus, jūsų žingsnius. Ir mes, aišku, labai dėkojame Dievui už Gedimino gyvenimą. Štai tas kartą per 4 metus ar kiek čia taip pat, tai mums labai pasisekė. Tai Viešpats tegul ir toliau šypsosi mums, laimina mūsų darbus ir mums brangius žmonės. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs visus Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Mišias pabaigsime giesme Didis Dieve danguje. Ja galite surasti Žalių giesmynų 142 puslapyje.